Ir prabėgo 2023 metų dvasinių praktikų, vidinių pokyčių ir atradimų vasaros stovykla. Rytais meditatyviai gerdavome arbatėlę, po arbatėlės cigūną darydavom, kadangi dažnai lydavo, eidavom ir į salę, jogą, darydavom su spalvom. Daug buvo relakso, atsipalaidavimo, o čia mes ir valgiam, ir gaminame daug fermentinio maisto, įrinkom žoleles. Čia vakarinis vaizdas. Praktikų erdvė taip ir liko mažai fotografuojama, nes neturėjome fotografo, o fermentinę mitybą jau fiksavau pats. Ir ką, kasdien gaminame pesto. Iš skirtingų žolių, riešutų, sėklų. Gaminame raugintas salotas kasdien ir saulutės kopūstas ir fermentuotos salotas, jas nesunku pasidaryti. Reikia 4 litrų stiklainių, 800 gramų morkų, pjaustykite apvaliai. Ir kopūstų 800 gramų. Smulkiau pjaustykit kvadratėliais, tokiais nedidukais. 150 gramų medaus, 80 gramų druskos, 100 ml vandens, medų ištirpdykit, sumaišykit ir visas salotas išmaišykite dideliam inde ir palikite, kad sukristų. Po kokios valandos ar 2 sudėkite į stiklainį ir dėkite iki pačio viršaus. Per kelis pirštus gali būti netgi šiek tiek nedadėta iki viršaus, nes rūgimo metu kils skystis ir jis veršis per viršų. Vėliau ant stiklainių uždėkite dangtelį, bet neužsukit, kad laisvai cirkuliuotų oras. Taigi gaminame įvairias fermentuotas salotas, žodžiu, jų gali būti labai daug, jos be galo skanios, iš jų vėliau virsime sriubas. Labai mėgstamos mūsų salotos nesąmonė. Kodėl pavadinom nesąmonę? Tiesiog, kai atvažiuodavo į stovyklą ir žmonės pamatė, kad agurkai kartu su kopūstais, sakydavo nesąmonė. Tai taip ir prikibau, salotos nesąmonė. Kaip jas gaminti? 900 gramų kopūstų šiaudeliais, 900 agurkų apvaliais kritinėliais, kokius 5-7 mm storio, 200 gramų skysto medaus ir 80 gramų akmens druskos. Supjaustykit, palaikykite didesniam inde apie valandą ar 2, kad sukristų, vėliau lengviau įsudėti stiklainį. Sudėkite į stiklainį, sugrūskite stipriai, kad skystis būtų iki pat viršaus. Uždėkite dangtelį ir palikit 3-4 dienom fermentuotis kambario temperatūroje. O vėliau laikykite šaldytuve. Vėl čia mūsų gamintos burokų, kopūstų, morkų, saliero šaknų fermentuotos salotos be galo skanios. Taip pat ragavome ir kimči su agurkais, morkomis, baltais pipirais, paprika, saliero kotais. Mokėmės gaminti aštrias morkų salotas su saliero kotais, šaknimi, paprika, agurkais, siberžalė, kajeno pipirais ir imbieru. Tikras drakoniškas skanumėlis, saldžiai rūgštus. Ir va šias fermentuotas daržoves visai nesunku pasidaryti. Reikia paimti po 300 gramų visų daržovių. Kopūstų šiaudeliais, morkos pjaustytos, salierų šaknis, mažo pirštelio storio, šparaginių pupelių, paprikos, sviestinio moliūgo, saliero kotų. Ir dedame sluoksniais. Ir 2 litrus vandens paimsime ir į 2 litrus vandens įdėsime 80 gramų druskos, ištirpdysime ir užpilsime ant daržovių. O vėliau tiesiog uždėsime dangtelį, vėl neužsuksime, fermentuosime 3-4 paras.
burokų, kopūstų, morkų fermentuotos salotos. Jums reikės po kilogramą 300 paimti, kopūstų šiaudelį spjaustytų, morkų burokinę tarką tarkuotų ir burokų burokinę tarką tarkuotų. 100 gramų vandens, įdėti 150 gramų medaus, ištirpdyti, druskos 80 gramų ir šaukšto arba 2 kmynų sėklų. Viską išmaišykit, sudėkite į stiklainį, stipriai suspauskite ir fermentuokite 3-4 paras, kol išrūks. Kasdien šaukštų spauskite, kad burbuliukai išeitų, kad per daug skysčio neišbėgtų iš stiklainio. Ir tai galite daryti per dieną 4-5 kartus. O jeigu bėga skystis iš stiklainio, įdėkite stiklainį į lėkštutę. Gaminame ne tik raugintas daržoves, bet ir kepam iš fermentuoto avinžirnių zuikį. Augalinius baltymus labai svarbu fermentuoti, nes jų įsisavinimas yra žymiai naudingesnis ir žymiai geresnis. Fermentuojant ankštinius, lektinai susifermentuoja ir jų nebelieka. Tai pagerėja kartu ir virškinimas. O sekančią dieną kepam picą. Labai lengva pasidaryti. Reikia paimti speltą miltus, vaistažolių giros, užpilti, išmaišyti, įdėti šiek tiek druskos ir palikti fermentuotis 12-14 valandų. Kitą dieną įmuš kiaušinį, išmaišyti ir į skardą įdėti kepimo popieriaus, patepti šiek tiek aliejumi lengvai ir nereikia picos tešlos kočiuoti, jūs pagreitinsit, su samčiu įpilsit, iškepsit paplotėlį ir gaminame 3 rūšių picą. Tai yra su fermentuotu avinžirnių zuikio, alyvuogėmis, daržovėmis fermentuotomis, džiugos sūriu, taip pat ir su pomidorais, taip pat su agurkėliais raugintais, kopūstais raugintais, su pesto, avinžirnių zuikio, pomidoriukais, svogūnėliais, plonai pjaustytais. Ir taip pat gaminame picą su fermentuotomis morkomis. Tai yra, turėjom picų dieną. Ir picos gali būti ir sveikos, ir naudingos, ir be galo skanios. Paragavę tokios picos, jūs jau tiesiog svajosit apie tokią picą. Norėsit patys keptis. Na čia fermentavome avižas ir miežius taip pat fermentavome. Fermentacijos metu ženkliai sumažėja angliavandenio. Baltymai pakinta. Šie baltymai, kaip rašė vienas žymiausių chemikų Borisas Bolotovas, tampa žymiai geriau įsisavinami nei nefermentuoti augaliniai baltymai. Iš fermentuotų grūdų kepėme kepsnius. Be galo skanus fermentuoto avižų kepsniai. Be galo skanus fermentuotų miežių kepsniai. Fermentavome ir ankštinius. Fermentavome taip pat ir sojų pupeles. Japonai nefermentuotų sojos pupelių nevalgo. Fermentuotos sojos pupelės mažina per didelį cholesterolio kiekį. Iš fermentuotų sojos pupelių kepėme kepsnius, kartu valgėme su fermentuotomis daržovėmis. Taip pat kepėme ir iš lęšių fermentuoto su batatais, morkomis, saliero šaknimis. Taip pat valgėme su fermentuotomis salotomis. Taip pat turėjome ir barbekiu vakarėlį. Iš fermentuotų sojos pupelių kepėme kepsnius, kurie buvo be galo skanūs. Iš fermentuotų žirnių, avinžirnių, pupų, lęšių. Taip pat galima kepti kepsnius ant laužo. Tai yra, galime ne tik mėsytę kepti, bet ir kepsnius iš fermentuotų ankštinių. Ir štai nuostabus desertas. Fermentuotų speltos miltų blynai su bananais. Šiek tiek paimti ir raugintų daržovių prie jų. Tiesiog bus nepriekaištingas virškinimas. Pusryčiam kartu valgydavom ir košės fermentuotas. Tai yra avižų košė su trintomis šilauogėmis ir mango.
Taip pat valgėme ir fermentuotą pilno grūdo ryžių košę su razinomis ir daržovėmis. Mokėmės užraugti ir duoną, kepėm injan duoną 2 spalvų, 1 spalvos, 3 spalvų duoną. Duonos yra užraugiamos su fermentinėmis giromis. Mes sukūrėme būtent naują technologiją. Vakarais valgydavom įvairių fermentuotų daržovių sriubas. Čia matote fermentuotų moliūgų, batatų, morkų sriubą. Mokėmės fermentuoti vaistažolių giras, o vaistažolių giras gėrėm 30 minučių prieš kiekvieną maistą, kad pagerintų virškinimo sistemos veiklą. O štai čia limonadas, pagamintas iš mėlynių ir raudonų serbentų. Duonos ir pyragų tešlą fermentuodavom puode ir kartu juose kepdavom pyragus. Pyragus kepėme su speltos miltais. Fermentuoti pyragai su speltos miltais yra žymiai naudingesni negu kvietinių baltų miltų pyragai. Kartu pyragus kepdavome su fermentuotu cukrumi. Tai yra šių pyragų nauda yra žymiai didesnė. Čia matote fermentuotos ruginių miltų meduolinis pyragas su džiovintais vaisiais ir burokėliais. Po pyrago gabaliuką suvalgydavome rytais po pusryčių. Ir čia matote morkų pyragą su graikiniais riešutais ir razinomis. O čia matote nuostabųjį burokėlių, baltų speltos miltų, slyvų ir šokolado pyragą. Čia kokosinis morkų pyragas, taip pat nuostabaus skonio. Mokėmės taip pat gaminti fermentuotus sirupus sveikesniems kepiniams, košėms, blynams, ledams pagardinti. Kas negalėjo dalyvauti stovykloje, kviečiame prisijungti kitais metais. Nuo rudens keliausime po įvairius Lietuvos miestus, vesime seminarus, paskaitas apie fermentinę mitybą. Kviečiame prisijungti, o jeigu mus pakviesite į savo miestelį ir savo grupę, taip pat mielai atvažiuosime. Tai ką, iki sekančių susitikimų.